Dabar vyksta biudžeto svarstymas ir iš tikrųjų valdantieji sako, kad pinigų nėra, bet iš tikrųjų yra užregistruotas mūsų projektas dėl įsiterpusios žemės, kur kokią formulę priimsi, galima surinkti nuo 2 iki 4 milijardų. Pabrėžiu, nuo 2 iki 4 milijardų ir įveiklinti tą šiuo metu nenaudojamą žemę. Bet deja, šis procesas yra vilkinamas, vyriausybės išvada yra teigiama, tačiau niekaip aplinkos komitetas neapsisprendžia ir jisai nepatenka į Seimo plenarinių posėdžių salę. Kam šitos pinigus galima panaudoti? Tai įstatymai yra numatyta 80% krašto apsaugai ir 20% kitos reikmėms. Tai šiuo atveju galima būtų išspręsti didžiulę skylę, kurios nebuvo nuo pat įstojimo Europos Sąjungą žemės ūkiui. Šiuo metu trūksta 142 milijonų, mažesnis biudžetas negu praėjusiais metais. Ką tai reiškia? Nebus kofinansuojami projektai ir šis sektorius iš tikrųjų stagnuos. Tai realus šaltinis, tik tai reikia, kad pagaliau būtų apsispręsta ir leista įveiklinti būtent šią dabar nenaudojamą žemę.